Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir kartais tu tiesiog stataisi savo namus ir sugalvoji vietą pragaro portalui, bet kai įeini pro pragaro portalą, gauni va tokį va pragarą. Va tokį va pragarą gauni. Tai šiandien mes pasimokinsime, kaip perkrauti, atnaujinti pragarą, kas yra labai aktualu pirma, jeigu gavote štai tokį labai nesąmoningą atsiradimo vietą. Ir antra, tai dar labai naudinga, jeigu, nežinau, esate ten daug visko ištyrinėję, bet nieko gero nepastatę ir vat atsinaujina kažkokia tais versija, kur pavyzdžiui, vat turėsim tą naują labai update'ą su skraidančiomis šmėklomis. Tai vėlgi tiesiog apsimoka, galima atsinaujinti pragarą, aišku, visi statiniai dingsta, viskas pasidaro pragare iš naujo, bet, na, jeigu jūs jau gavote štai tokį vat atsiradimą kaip aš, tai nėra čia taip ir blogai, ne? Tai nieko nelaukiam, nors gal palaukiam, jeigu tau pamoka ši patiks, arba sužinosi kažką naujo, arba žiūri jau ne pirmą mano pamoką, tai būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Red Fox Cloud kanalą. Nu, dabar jau viskas, lekiam mokytis, lekiam. Gerai, tai kaip matote, aš jau esu savo Red Fox Cloud valdymo pulte, esu skiltyje FTP MySQL Ercon ir pirmiausiai ką padarom, tai išjungiam serverį. Serverį išjungus galima keliauti į Web FTP. Taip, aš labai dažnai to nerekomenduoju daryti, nes vis dar beta versijoje, bet kadangi čia yra viskas labai paprasta, tai mums pilnai užteks ir Web FTP. Na, o kai jau esame čia viduj, tuomet susirandame aplankalą pasauliai. Ir štai čia turim World Nether. Tai ką mes tiesiog padarom, World Nether, spaudžiam čia ant šitos šiukšliadėžės, ištrinam šitą aplankalą, grįžtam vėl atgal į savo valdymo pultą, įjungiam serverį ir kai serveris užsikrovė, lekiam į žaidimą. Tai kaip matot, aš prisijungiau į savo žaidimą ir vat štai čia yra tas mano portalas. Tai jeigu dabar įlysiu pro portalą, oi. Op. Ir nežinau, ar atsiradau tikrai dar geresnį situaciją negu buvau prieš tai, bet turim kitą biomą ir šitas biomas, tarp kitko, netgi yra tas, kur galima rasti tą skraidančią šmėklą. Nu, aišku, tarpinėse versijose kol kas. Tai žodžiu, su paper varikliuku taip, bet yra dar vienas būdas, kadangi, na, ne visi naudojame paper varikliukus, kurį parodysiu dabar. Dar toks pastebėjimas, bent jau ant originalių Minecrafto serverių, ne paper tuos, kuriuos mes turim, bet originalių paprastų, nu, kaip snapshotas. Pastebėjau, kad pragaras iš esmės nepasikeičia, bet, taip vadinant, nusiresetina. Vadinasi, dabar jūs turit stulpą, va čia, turim tokį stulpą ir pažiūrėsim tuoj, ar tas stulpas išliks, kai aš ištrinsiu tą pragarą. Na va, aš įsirašiau snapshotą, tai reiškia originalią Minecrafto versiją, jau su skraidančiom šmėklom. Tai kas, vat, nežinojot, kaip pasidaro šitas. Galbūt padarysiu dar atskirai pamoką, bet tik labai trumpai. Norint rasti tas šmėklas, tai reikia tarpinės versijos. Va tie, kas žiūri visas mano pamokas ir nežino kaip, dabar žinos. Na tai kaip matot, esu snapshot'e, galima pasižiūrėti. Kaip matot, kairiai viršuje yra snapshot 25W18A. Ok, tai vėl grįžtam į FTP MySQL Ercon, išjungiam serverį, keliaujam į Web FTP, World DIM -1, ištrinam, grįžtam atgal, įjungiam serverį, pasijungiam į žaidimą, keliaujam pro portalą ir ups, kaip matot, nebėra to mano stulpo, kas reiškia, kad pragaras taip, nu, persikrovė, pavadinkim. Tai kas buvo, sakykime, išnagrinėta, išdarkyta, vėl yra taip, kaip buvo. Tai šį kartą tiek. Jeigu patiko pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir prenumeruokite Red Fox Cloud arba sekite Red Fox Cloud. Na, su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas, tikiuosi, kad pamoka patiko ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!